Koks jūsų ryškiausias, šilčiausias prisiminimas iš darbo gimnazijoje laikų? Turbūt tikrai ryškiausias ir šilčiausias, tai buvo, turėjau vaikinų auklėtinius, vaikinų klasę. Nebuvo nei vienos merginos 12 klasėje. Ir per paskutinį skambutį jie atvažiavo manęs paimti iš namų. Mes pavažinėjom ten, šiandien. Ir kai atvažiavom čia prie mokyklos, jie kieme pradėjo važinėti 8. Ir man nebuvo baisu, tikrai nebuvo baisu, bet kažkaip labai sujaudino tas važiavimas. Tiesiog net vos ne iki ašarų. Koks mokytojas buvote? Turbūt ir gera, ir bloga, nežinau. Pagal mane turėčiau būti ir nebloga, nes stengiausi duoti, beveik sukramtyti, kad tik tai mokiniai prarytų ir suvirškintų tą, ką aš daviau. Kaip jie galvoja, aš bijau pasakyti. Kokius mokinius prisimenate ryškiausiai? Ryškiausiai tai prisimenu visas savo laidas. Čia gimnazijoje jų buvo 3. Ir dar prisimenu, mes dalyvavom respublikiniam projekte Lietuvos rusų dramos teatre. Ir ten buvo toks bendras vaidinimas. Ir visi šitie mano aktoriukai, kurie dalyvavo, buvo fantastiški vaikai. Ar vis dar palaikote ryšį su gimnazija? Neoficialų ryšį palaikau. Kartais ateinu aplankyti, kartais susirašom, susiskambinom. Ko labiausiai pasiilgote gimnazijoje? Darbo tikrai ne. Turbūt bendravimo, nes tikrai mūsų kolektyvas, bent jau kol aš dirbau, dabar nežinau tų naujokų, bet buvo tikrai labai, labai šiltas ir geras. Ko palinkėtumėte mūsų gimnazijai? Gimnazijai palinkėčiau klestėti, bet kad gimnazija klestėtų, tai mokytojams kantrybės ir kūrybiškumo, kantrybės begalinės, mokiniams irgi kantrybės ir daug darbo, nes mokymasis tai yra labai sunkus darbas. O visai bendruomeniai susipratimo, kad visi mokėtų ir klausyti, ir girdėti vieni kitus. Ačiū Jums.